Sveiki, mėlyjeji. Žadėta antra dalis, žinutė iš protėvių, per orakulo kortas, angelai ir protėviai, 6 likusiems zodiako ženklams. Svarstyklės. Korta keliautojas. Pasinaudokite bet kokią galimybę keliauti, tiek į išorinį, tiek į savo vidinį pasaulį. Įkvėpta Romų keliautojų, ši korta simbolizuoja klajoklio dvasią. Artėja galimybė judėti nauja kryptimi, o protėvių išmintis skatina jūs ją priimti skėstomis rankomis. Kelionė yra įdomus procesas, ne tik sužinoti apie pasaulį, bet ir apie save. Ši korta dažnai iškyla, kai turite galimybę patirti pabudimo procesą ir dar daugiau suprasti apie savo nuostabias savybės, kuriomis galite dalytis su visu pasauliu. Dažnai tokios kelionės gali būti vienišos, bet tai savaime gali išmokyti jūs, kad niekada nesate iš tikrųjų vieniši ir jūsų angelai bei protėviai yra šalia. Kelias, kuriuo einate, galbūt yra rečiau pramintas, tačiau ši kelionė bus labai naudinga jūsų emociniam ir dvasiniam augimui. Jei tai ne išorinių atstumų įveikimas, tai vidinių atstumų įveikimas ir jūs tobulėsite kiekvieną akimirką. Nepamirškite, kad reikia viską daryti paprastai ir palengvinti savo naštą, nes tai padarys jūsų kelionę malonesnę. Jūs taip pat skatinami pamatyti, kiek toli nuėjote ir kiek iš tikrųjų subrendote kaip asmenybė, nes šis pripažinimas padės jums žengti dar toliau. Ir yra didelė tikimybė, kad pakeliui susirasite naujų draugų, kurie taps jūsų bendražygiais visam gyvenimui. Verti pagarbos skorpionai. Jūsų korta elnias. Atgyk ir klestėk, stok savo šviesoje ir šlovėje, su grakštumu ir didybe. Elnio korta atneša grakščius ir galingus vaistus į tavo gyvenimą. Keltų tradicijose elnias su savo ragų vainiku yra žinomas kaip miško karalius ir yra totemas teikiantis apsaugą sunkiais laikais. Amerikos indėnų tradicijose jis yra labai mylimas. Elniai teikė maisto žmonėms ir medžiagas, kurios leido jiems gaminti vaistus, tokius kaip būgnai, barškučiai ir vėduoklės. Nors elnias buvo medžiojamas praeityje ir vis dar medžiojamas, jis pasižymi jėga, orumu ir laikysena. Kai iškyla ši korta, ji taip pat gali simbolizuoti vaisingumą ir seksualumą, galbūt galimybę tyrinėti savo seksualinę pusę, o tavo dvasinis vientisumas tave palaiko šioje kelionėje. Turite galimybę klestėti, pasitikėkite viskuo, ką turite, pasiūlykite visas savo dovanas, jėgą ir galią ir išnaudokite tai maksimaliai. Jūs gimėte vadovauti ir tai gali tapti realybė tik tada, kai esate pasirengę užimti tokią poziciją. Elnio energija leidžia jums jausti saugiai, nes ragai sulaiko viską, kas galėtų trukdyti jūsų intelektui ir buvimui, o jų stiprybė suteikia jums galios mąstyti lanksčiai. Esate skatinami išlaikyti orumą ir didžiuotis tuo, kas esate ir viskuo, ką pasiekėte. Tai savo ruožtu suteiks jums dar daugiau galios klestėti pirmyn ir aukštyn. Šauliai. Jūsų korta žvaigždžių protėvis. Įsiklausykite į žinutes, sklindančias tiesiai iš jūsų sielos. Žvaigždžių protėviai – tai terminas apibūdinantis nežemiškas šviesos būtybės, kurios yra pasišventusios pasaulio gydymui ir augimui. Šios neįtikėtinos būtybės yra dieviški meilės įsikūnijimai, atnešantis išmintį iš aukštesnių sferų. Dažnai žmonės jaučia ryšį, kai žiūri į naktinį dangų ir mato žvaigždes. Manau, kad taip yra todėl, kad jie prisimena savo žvaigždėtus ryšius ir būtent tai ši korta simbolizuoja. Žvaigždžių protėvis primena jums, kad turite nežemišką paramą ir kad jūsų draugai
iš žvaigždžių gali jums padėti, jei esate pasirengę būti jums padedami. Jie gali jūs paremti, susisiekiant su giliausiu jūsų sielos pašaukimu ir jį vykdant. Jūsų žmogiškoji kelionė turi gilesnį tikslą. Jūs ne tik gimėte tyčia, bet ir dėl tikslo. Jūs gimėte būti ryškia šviesa pasaulyje ir visatoje yra palaikančių žmonių, siunčiančių energijos bangas, kad jūs vestų šiuo metu. Informacija ir įkvėpimas, kuris pastaruoju metu ateina į jūsų kelią, nėra nauja informacija, o prisiminimai. Jūsų jausmai, kad esate traukiami tam tikra kryptimi, yra jūsų sielos aspektų pabudimas. Jūs traukia kelias, kuris ne tik jūs apšvies, bet ir padės apšviesti jūsų pasaulio kampelį. Toliau sekite kosminiais vadovavimais, kurie ateina jūsų keliu. Ožiaragių korta – kalnai. Tvirtai laikykis to, kuo tiki, ar į ką sutelki dėmesį, nes tai absoliučiai teisinga. Žinau, kad dangus ir žemė tave palaiko. Kalnai yra stiprūs ir išmintingi, jie giliai įsišakniję žemėje ir siekia aukštai dangų. Jie buvo ten, kur yra jau tūkstančius metų. Buvo gyvūnų namai, į juos kopė žmonės ir jie matė metų laikų kaitą ir praėjimą. Kad ir kas jiems nutiktų, jie išliko stiprūs, nepajudinami, todėl jie teikia dvasinį stiprybės ir atsparumo energiją. Kalnų energija galinga, nes ji tvirtai įsišaknijusi didžiojoje motinoje ir siekia didžiąjį tėvą. Jei šiuo metu jaučiate iššūkį ar spaudimą, žinokite, kad jūsų dvasia galingesnė nei manote. Esate atsparūs ir tvirti, o kalnų energija ir oras suteikia jums nepajudinamos stiprybės būti savimi. Skirkite laiko giliai įsišaknyti žemės energijoje prieš pasinardami į dangaus energijas. Jei nesate tikri, ką jums reikia daryti toliau, kalnų korta kviečia jūs likti ten, kur esate, aptarti viską su aplinkiniais ir žinoti, kad pokyčiai ateis pas jus. Šios dabartinės situacijos pabaigoje būsite sveiki ir tai netrukdys jūsų būsimam augimui ir plėtrai. Vandeniai. Čia jūsų energija, korta atsiskyrėlis. Skirkite laiko poilsiui ir atsigavimui, kad galėtumėte toliau tobulėti. Pasinaudokite informaciją, kuri ateis tiesiai iš jūsų širdies erdvės. Atsiskyrėlio korta simbolizuoja vienatvę ir meditaciją. Įkvėpta Indijos klajoklių hinduistų tradicijoje, žinomų kaip sadu, ji simbolizuoja jūsų gebėjimą pasinerti į savo vidų ir pasiekti savo širdies olą. Daugelis atsakymų į jūsų problemas slypi viduje. Ir jei neskirsite laiko susisiekti su savimi ir jaustis patogiai vieni, negalėsite išgirsti žinučių kylančių jumyse. Kortoje pavaizduota oloje gyvenančio sadu, sukryžiuota kojomis medicinos poza, yra kvietimas išnaudoti savo meditacijos praktikos galią. Už jo esantis hinduistų Šri Jantros simbolis simbolizuoja vyriškos ir moteriškos energijų sąjungą, taigi ir Dievo motinos tėvo paramą. Sunkiai dirbote ir atidavėte visas jėgas dabartiniai situacijai ir ji gali tapti sekinanti ir žalinga jūsų tobulėjimui, nebent atsitrauksite ir pasikrausite energijos. Taigi šiuo metu esate raginami žengti žingsnį atgal. Jei dirbate ties kažko sujungimu, jūsų per didelis įsitraukimas gali trukdyti procesui, todėl atsitraukite ir atsikvėpkite. Jei turite ką nors pasakyti ar padaryti, kas galėtų turėti didesnę įtaką jūsų gyvenimui, skirkite laiko gilioms mintims ir netgi apmąstymams, net ir ateities apmąstymams. Dažnai, kai skubame, nematome, kokie destruktyvūs gali būti mūsų veiksmai prieš judant. Taigi medituokite ir įsiklausykite į savo sielos išmintį prieš tęsdami. Žuvytės. Korta medicinos sargas.
Įsiklausykite į tai, kas kyla jumyse ir kuo su jumis dalyjasi patikimi žmonės jūsų gyvenime. Atkreipkite dėmesį į informaciją apie gydymą. Gydantys angelai savo energiją gali padėti jums išgyti emociškai, dvasiškai ir fiziškai, bet jie taip pat gali nukreipti jūs informacijos, kuri padės jums sugrįžti į pilnatvę. Kai pasirodo ši korta, atskleidžiama informacija, kuri gali padėti išgydyti jūsų dabartinės situacijos aspektą, sveikatą, santykius ar net karjerą. Todėl būkite budrūs. Medicinos sargas turi gydomąją lazdelę, kuri simbolizuoja gebėjimą gydyti, valios ir troškimo jėgą, ir taurę, kuri simbolizuoja grįžimą į pilnatvės būseną. Būsena, kai jūsų taurė ne tik pilna, bet ir perpildyta gerumo. Smaragdo spalva kortoje simbolizuoja arkangelo Rafaelio ir jo gydančių angelų gydomuosius spindulius. Jūs gaunate informacijos ir įžvalgų, kurios turės dramatišką gydomąjį poveikį jūsų gyvenimui. Jei išgyvenate protiškai ar emociškai kylančius sunkumus, žinokite, kad yra dvasinių energijų, kurios palaiko jūsų gijimą. Jei išgyvenate fiziškai sudėtingą situaciją, atkreipkite ypatingą dėmesį į informaciją, kuri jūs įkvepia, suteikia įžvalgų ir šiltų jausmų. Tai palaikys jūsų savijautą. Jūsų angelai yra čia, kad primintų jums, jog jūsų natūrali būsena yra pilnatvės būsena ir jūs esate kelyje į to pilnatvės atskleidimą dar kartą. Žinutė iš protėvių. Man lyg graži, ilga kelionė per visus 12 zodiako ženklų. Kviečiu pasidalinti, kaip jums surezonavo, bet visų pirma kviečiu gerai įsiklausyti, galbūt kelis kartus išklausyti kitų laiku, nes kartais tą pačią informaciją klausant, ją vis priimi kitaip. Ar klausant artimo žmogaus, galbūt draugo žinutės jums surezonavo. Atrodo, tai čia būtent apie jį. Prašau pasidalinkite komentaruose. Būtų labai įdomu sužinoti.